Geras varžybos tikrai iš mūsų pusės, bene gal vienas geriausių sezono rungtynių, taip kaip laikėmės viso game plano, ant kiek vaikinukai buvo greiti, ant kiek sprendė greitai, atsakingai situacijas, reagavo. Tai tikrai džiaugiuosi labai, sveikinu juos už parodytą žaidimą, labai džiugu. Antram kėliny padarė tą kertinį smūgį marijampoliečiam, 14-0 spurtas, kas galbūt įkvėpė komandą perlaužti rungtynes tokiu būdu? Mes, kaip ir minėjau, turėjom kone geriausias rungtynės gynyboje. Ir jeigu ir būdavo eilę rungtynių, kada mes galim atidirbti nepilną taką, tebūnė, sakykime, 18 sekundžių gynyboje ir padarysim klaidelę ir varžovas mus nubaudžia. Tai šiandieną mums pavyko maksimaliai gerai ir atsakingai gintis. Kalbant apie tą gynybą, labai stipriai apribuojat marijampoliečių taškus baudos aikšteliai, 26 taškai iš jos. Kaip galbūt pavyko sustabdyti tos puolėjus marijampoliečių, ypač Aurelijų Pukelį? Iš principo mes visą sezoną tam ruošiamės, kad jaučiam, kad mūsų kūnai dar nėra tokie stiprus, užaugę, kiek kitų vyrų, kitų komandų. Tai mes visada apie tai galvojam ir visada apie tai ruošiamės, bet kaip ir minėjau, kažkas kažkur kažkokią padaro klaidelę ar ne taip tvirtai vyriškai atstovi, ko šiandieną nematėm. Šiandieną visiškai išlikimo rungtynės ir visi aukojo savo kūnus ir visas savo jėgas. Nieko kažkokio specialaus jūs šiandieną nepamatėte, nors mes ir turim kažkokį tam game planą dar ekstra papildomą, bet jie patys šiandieną kažkodėl tai ekstra kažkokių situacijų nedarė eiti į paustą, jie buvo gal irgi pasyvesni kažkiek. Serijoje neturėjo Danieliaus Kasparo, įmanoma dar pamatyti tuose lemiamuose rungtynėse? Ne, Danielius mes jau nebeturėsime šitoj serijoje. Ir kaip galbūt tą visą energiją iš šiandienos perkelti į pirmadienį? Atstatyti savo kūnus, tikėti, aišku, dirbti taip, kaip dirbam. Aišku, yra ir psichologinis momentas, ant kiek vaikinukai sugebės žaisti tokias rungtynes, kurios do or die. Tai čia mūsų darbas trenerių, matysim, kaip mes nuteiksim ir sakau, kaip mūsų tie kūnai atsistatys iki pirmadienio. Skaudus pralaimėjimas, neatlaikėme to fizinio kontakto ir šitą pralaimėjimą turi prisimti ant savęs. Nesugebėjau nuteikti vyrų, kad tikrai bus daug sunkiau negu Marijampoliai, kad buvo. Tai jaunimas, visada prieš jaunimą yra sunku, full court kontaktas, daug muštynių, teisėjai davė grubę kovą ir mes nesugebėjom išpildyti pradžioj tai, ką susitarė. Marijampoliai irgi buvo, tas sakėt, antroj pusėje pagaliau pavyko sukovoti vyriškai ir dabar vis tiek kažkaip tas nesuveikė, pamiršta buvo. Tai čia antrą pusę irgi mes laimėjom, bet pradžią užsileidom per didelių skirtumų, o tai duoda emocinį impulsą, tai tas yra blogai. Per pertrauką gal bandėt pakeisti, bet vis tiek nepavyko, turbūt ieškojot sprendimų. Tai aišku, ieškojom, šnekėjomės, kad su tokiu fizikalitu negalim nueiti, tai ir nepavyko. Aurelijus Pukelis ten tik vos virš 10 minučių žaidė, čia taktiniai sprendimai. Sergantis. Na ir turbūt, nežinau, vienintelis pozityvas žiūrint iš marijampoliečių pusės, Gabrielius Bubnys gavo pažaisti ir įmetė kaip jo pasirodymas. Kodėl galbūt įleidot jau taip anksti, ketvirtam kėliny, ten likus 8 minutėm? Tai džiugu, kaip jaunas pasirodė, leidome, todėl kad norisi kitiem pailsėti, jau buvo nusiteikimas kitai kovai pirmadienį.